Ar galiu sutaisyti motociklą neturėdamas patirties? Faktas, kad ne, bet visat galiu pamėginti. Nes puikiai žinau, kad joks mechanikas negimė visko mokėdamas, visi nuo kažko pradėjo. Tai mano pradžia yra čia, prie šito seno kuilio. Ir kai faktas visi mokosi iš klaidų, ne? Tai mano visos klaidos yra prieš akį, kai ką jos gal įkvėps, kai ką gal prajuokins. Bet nekeičia fakto, kad rodysiu jas visas. Tai nepezam ir kimbam į darbus. Nu gerai, apgavau truputį. Ne į darbus kimbam, kol kas į rankenas. Šiandien pagaliau šilta, saulė išlindo, galima prasivažiuoti, aišku, dubakas truputį, bet ne bėda. Tai kodėl rankos dar neįsigibusios į veržliarakčius, į šitą atviorkę, kaip ten vadina? Dėl to, kad nusprendžiau, reiktų prisistatyti, ką reiškia neturiu patirties. Esu mašinai tepalus pakeitęs, bet tenai buvo audinė, kur tepalo filtro tas dėklas stovi aukštyn kojom apverstas, tai kai atsukė viskas tiesiog ant tavęs bėga. Kas labiausiai su mašinom netraukia, tai kad tu prieitum prie kažkokios detalės, turi nuardyti pusę snukio. Su mocu gali prieit iš karto, ar bent dabar taip atrodo, aišku, prasikeiksiu, kai dirbsiu. Jaukdamas nekonstravau jokių kartingų, jokio motorolerių. Ant mocu užsėdo būdamas 26 metų, įsivaizduoju. Ir stažą net nėra pilni metai, kaip turiu stažą A kategorijos. Tai visiškai šviežias, iškeptas vairuotojas. Dabar, kas šitam mocui daryta, tai nusivežiau vasaros viduryje pas draugelį, pakeitėm tepalus, aišku, pats kiek ką padariau, tai tik tai užsukau naują filtrą ir ką dar padariau. Viskas. Tai va, žodžiu, tos patirties nulis visiškai. Ir aišku, baisu pačiam kažko užsiminėti. Daugiau nieko nedaryta šitam mocui, apart grandinės tepimo. O darbelių visai yra daug tokių, kuriuos reiktų pasidaryti. Nusipirkau šį gegužės mėnesį, tai irgi dar nėra metų, kaip turiu. Bet aišku, čia Honda. Hondos tu gali neprižiūrėti 5 metus, jinai vis tiek važiuos. Bet norisi tvarkingą turėti mocą, ne kažkokį laužą. Tai, kaip minėjau, per metus jam nieko nedaryta, reikia šiokių tokių prisilietimų įdėti, šiek tiek meilės. Specialiai ir pirkau seną laužą, nes neturėjau dar iš pradžių kur laikyti. Laikiau tiesiog daugiabučio kieme visą sezoną. Tai, kad nebūtų gaila, jeigu kažkas, kaip pasakyti, pasiskolina, tai ėmiau tokį seną, žinai. Iki šiol, kol pats nieko nedariau garaže, tiesiog žiūrėjau YouTube'ą, kaip kiti tą daro. Tikrai įdomu, tikrai įtraukia. Ir manau, bus labai daug žmonių, kurie, kaip pasakyti, relatins, nes tikrai daug kas yra domisi mechanika, pačiais mocais, gal net jais ir važinėja, bet nėra kažkokių sąlygų, galimybių tą daryti. Nu, aš irgi ilgą laiką neturėjau, bet kai atsirado, sugalvojau, kad reikia pasidalinti su tais, kurie irgi nori to jausmo. Tai galim susirasti dabar, manau, kokią ramesnę vietą, sustot ir aptart, kokius darbus reikės nudirbti. Liuks. Nu ką, atvažiavom. Šiaip visiškai random dalykas įvyko, pro Pavilkį važiavau ir autokrosas buvo, tai visą dieną tiesiog praleidau žiūrėdamas. Matome jau dabar taip penktą automobilį, kuris pasitraukia. Prašom susipažinti. Čia yra plakis. Čia yra 97 Honda CB 500.
turėtų būti kem 2 berods kilovatai, bet nežinau, kiek realybėje yra. Ok, tai pirmas darbas yra jį nuplauti. Per tuos nepilnus metus, kiek turiu, jis dar nematęs vandens, aišku, neskaitant lietų, bet plovykloje nė karto nebuvęs. Kitas dalykas yra, reikia patikrinti apsukų kontaktus. Dabar, aišku, nesimatys, bet kai naktį važiuoji, apšvietimas, jisai būna trumpina, mirga, kažkas gal atsiklijavo, nežinau, atsilitavo tiksliau paikiai kokią nors, reikės išsiardyti ir pažiūrėti. Tai čia toks easy darbukas, neturėtų būti sunku. Tada čia kažkas turbino šitą galą, nes originaliai jisai yra toksai nukirstas stačiai. Bet nežinau, nuo ko įdėjo tą galą visą, ar tik tai lempą ir po to su derva dadarė. Aišku, mašinai sueitų tasai paprastas špaklius, bet mocas dėl vibracijų, manau, atkalatoja viską ir jisai pradeda trūkinėti. Reikia su epoksidu ištepti, pašpakliuoti, padažyti, bus projektas. Toliau susitvarkyti dešinį posūkį. Pats posūkis veikia, viskas gerai. Tiesiog hebra, kai įdėjo ledinius posūkiukus, kažką sumaišė. Galiu parodyti. Kai jungi kairę posūkį, mirksi lemputį. Aišku, gal irgi dabar nesimato. Ok, ir į kairę nebemirksi. Nu, tai gerai, tvarkysim abu. Kitas darbas yra grandinę patikrinti. Šiaip per praeitą sezoną, manau, reikėjo patem grandinę. Pažiūrėk, liečiasi kojelė jau toksai palaidas. Tai blogai, čia yra top vienas dalykas, ką patį pirmą reikės patikrinti. Įsitempt, kad ir kiek tik te reikia tempt, nors gal ir pačiai grandiniai ragai, jinai net nevalytų žodžiai, nematęs plovyklos mocos. Toliau amortikų priežiūra. Tai praeitą sezoną visą atlaikė amortikai, nepradėjo nei leisti. Aišku, patrūkinėjęs tasai deskkepas tikrai liūdnai atrodo. Bus galima šitus pasikeisti, bet jeigu jau imsiu lauko amortiką, manau, reiktų ir tepalo salnikus pakeisti, nes jau jis kažkoks slidus darosi, gali būti kažkiek leidžia. Tada uždėti normalius veidrodukus. Kažkokius gal spydus labiau reikia uždėti, žinai, tokį, nu išsirinksiu, parodysiu. Tada galinė padanga. Oi, galinė padanga, žiūrėkit, kiek vištienos ant šonų. Čia turiu nublurint dabar. Nublurint viską, kad nebūtų gėda mane gatvėje su pirštu rodyti. Žiūrėk, čia tas kranšonų mėsos belia kiek turi. Jaučiu, užsidėsiu paprastą, nes su šitą iš tikrųjų baisu yra į posūkį šokti, gult. Čia buvau pernai kažkur slystelėjęs, matosi, gal pabrūžinta. Bet žodžiu, keisim šitą padangą. Nežinau nieko. Tada galim pakonstruoti kokią nors duslerką šustresnę. Nu čia originalus barabanas, jisai nėra garsus, nieko negazina, bet šiaip tiesiog, nu toks kaip trečdalis viso moco. Nu, come on. Kokį kinietį reikės pasimti, užmauti, nors irgi čia nėra prioritetas, kažkada čia linkęs nuo kojelės, matosi, buvo kritęs. Jeigu nebus ką veikti, bus galima uždėti kitą, kol kas gal paliekam. Tada pasitikrint stabdžių kaladėlės. Jų tikriausiai net nereikia išimt, kad patikrintum, bet vis tiek bus įdomu pasitikrint, kas ten viduj. Nes gali būti cilindriukai užpuvę. Kažkaip keistai pradėjo tas priekis veikti. Aplamai priekiniai stabdžiai nepatinka. Jau atsirėmė iki galo, dar čia kažkas reguliuojasi, neišsiaiškinau, kaip pilnai veikia. Bet jau iki galo atsirėmė tas stabdis, ta rankina, visa kliba. Žodžiu, būtinai reikia susitvarkyti. Toliau, žvakės patikrinti. Tada reiks imti baką jau tikriausiai. Nieko, bus įdomu pasižiūrėti, kaip ten jos gyvena. Gal išplerusios jau kokios. Taip, kai važiuoju dvisėdą, čia yra nedadaryta iki galo. Kai susėda amortikas labai stipriai, tas spyruoklį liečiasi.
į šitą plasmasę. Reikia tiesiog padaryti daugiau clearance'o, tokį tarpelį truputį, nes užsėda antras žmogus, žinai, per duobę paražiuoju, ten galvoju, what the fuck, kas čia vyksta. Tai čia toks greitas bus darbelis. Tada alsuoklio šlangutį. Buvau nusėmęs šitą plasmasę, kai vedžiau laidą telefono pakrovimui ir matėsi šlangutį vieną iš bako pratrūkusi praskerdijus, galvoju ar nekuro, bet niekas pro jo neteka ir tada galiausiai išeina į visą apačią moso. Tai netrukdo nei važiavimui, nei techui, tiesiog kai sėdi būna kartais stiprus benzo kvapas iš klyno eina. Tada kita problema, kimba gazas, aišku dabar nebekimba, bet jis turėtų vaikščioti lengviau. Čia matosi ta guma, jinai labai stipriai remiasi į šitą rankiną visą. Aišku, su VD40 šitą buvau išsprendęs, bet norėtųsi išspręsti iki galo, kad net vaidoko nereiktų. Temperatūros sensorius. Dabar jo mocas truputį atvėso, bet kai mocas pilnai pašyla, rodikliai būna iki šito vidurio, tarp juodo langelio ir balto. Arba sensorius susenęs, arba šitas dačikas. Tai iš pradžių reikės išsiaiškinti kas, o po to sutvarkyti easy. Aišku, dabar viskas tik tai skamba easy. Kitas dalykas, verkiant reikia sinchronizuoti karburatorius, nes kai prieš žiemą atsivežiau mosą į garažą, sakau, reikia išleisti benzą iš karburatorių, kad ten neužpūtų niekas, neužkerpėtų, neužsamanotų ir taip toliau. Užsukau kranelį, jisai dirba, po 2 minučių vienas dingsta cilindras ir jisai dar 2,5 minutės dirbo ant vieno cilindro, tai ant kiek netolygiai gauna benzo jie abudu. Reikia susinchronizuoti, reikia. Tai va, toksai darbų čeklistas. Susitiksim garaže. Tai tą dieną pafilmavęs grįžau namo, dar kitą dieną sueditino vidosiką. Tasai softas nėra toks sunkus, per dieną perkandau ir galvoju, tai negi nei vieno varžto neišsuksiu per pirmą video. Tai įtempiam tą grandinę ir varom dažyti kiaušų, nes poryt jau Velykos. Tai paskaičiau manualą, įtempimas turėtų matuotis kažkur tarp 1 ir 2 žvaigždės. Manau, čia kažkur yra vidurys, pažiūrim. 2,8,5, tram 3, turėtų būti antram 2, 4,5. Turi būti 3,5. Jo, įtempiam. Tai naudoju viskam Haynes manualą. Šiaip galiu. Ok, bus sunkiau negu galvoju. Jisai bent juda kažkiek tas varžtas. Nes 22 per mažas, 2,4 klibai ir matosi, čia jau spaudžiasi. Jebitute. Nu gerai, pamėginsiu dar kartą, jeigu prasuksiu. Tada reikės 2-3 varžtą varyti pirkti, nes komplekte taigi nėra. Raktas juda, bet pati veržlė niekoje. Aišku, to ir reikėjo tikėtis. Negi bus viskas taip lengva, kaip galvojau. Turim. Nu, atrodo pakankamai laisvas. Gerai, dabar kita pusė bus žymiai įdomesnė, nes neįsivaizduoju, čia sriegis yra paprastas ar atvirkščias, kad atsukti į šitą pusę reiktų. Nu, pamėginam atsukti taip kaip paprasta. Žiūrėk, jisai laisvas. Kai gerai, jau taip išsigandęs buvau. Tai kai editinau pirmą vidosiką, pastebėjau, kad labai daug pezu kalbu. Ir kad nieko taip ir nenuveikiau, tai ateity mėginsiu
skaniai. Ateityje mėginsiu mažiau kalbėti, nes čia jau tas momentas, kai reikia įdėti šalia Subway Surfers, kad galėtum klausyti, nes ant tiek nuobodu. Čia yra tas padaryta. Koks skirtumas? Tiesiog daryk ir viskas. O, turim jau saldainį, jau prašokau. Gerai, gal šitą siauresnį pusę. Jo, čia turėtų tilpti. Gerai, dabar kaip įsitempia grandinė. Pats ratas neatrodo, kad juda pirmyn atgal. Man atrodo, kad tiesiog turėčiau jį įsukti, padaryti po pusę prisukimo. Hop. Oi, čia trukdo. Duslerka. Davai dar po pusę. Matuojam grandinę. Sorry, tingiu vėl ant tripodo užsidėti kamerą. Ir reikės pažiūrėti šitaip. Gerai, šitai vietoj matavom. Buvo apačia ties, gerai, dabar yra 30. Tram 2. Biškiai per daug įtempta. Dibelėm librė 3,5 mm, o ne 20. Jeigu čia 2,9, tai turėtų būti tram 2,5. Ok, dar po little bit, po ketvirtadalį. Apačioj 2,9, tram 2,5, ne, gerai, liuks. Negaliu patikėti, kad viskas. Liko tik tai varžtus prisukti. 5-minute job, easy. Šiaip jo ir turėtų būti greitas darbas labai. Nes čia yra vienas iš tų dalykų, kuriuos kelyje turėtų mokėti pasidaryti. A čia turi klibėti? Dički į muterką. Prieš išeidamas į garažą žiūrėjau torque speką, kiek newtonmetrų reikia užsukti, bet užmiršau. Bet buvo kažkas panašaus į 9 kažkelis. Ai, 100 varom ir laikys neatsisuks tikrai. Ai, tai pasakoju apie manualą. Šiaip labai rekomenduoju puslapį bikeswiki.com. Ten yra beveik visų japoniškų modsų service manualai. O ne, ištepaluosiu naują blizgantį įrankį. Čia kažkada jisai pirktas ne už pačią didžiausią sumą, dėl to nemanau, kad juo reiktų labai pasitikėti. Gerai, kaip susirast 100. Ir čia bus 100. Oh yeah. Viskas, negaliu patikėti. Aišku, bevažiuojant išaiškės ar viskas ar dar reikėjo dasukti, bet šiaip tai tas 100 atrodo mažiau negu kiek reikėjo jėgos, kad atsukčiau. Nors aišku, užkepę buvo dar. Gražu. Tai sakiau, kad negali būti viskas taip lengvai. Aišku, dabar vėl atlaisvino varžtus, bet matosi su rodyklėm. Trumpas, ilgas, trumpas ir kitas ilgas beveik užsidengia. Jeigu patraukiu ratą link čia, matosi čia tokia pati situacija. Davai prisuksit. 2,9,5, 3,3. Tobulísimo. Tai ką, tikriausiai šiandien viskas. Susitinkam kitoj serijoj.